Turbūt jau girdėjot, kad valgymo klausimais domisi tik moteris, čia ne vyriška tema. Aš jau senokai manau, kad moteris tik drąsiau apie tai kalba, nes visos į valgymo problemas vedančios priežastys slepiasi visai ne kelnėse ir visus veikia vienodai, įskaitant ir karštą norą būti gražiems. Štai jums šaltų skaičių. Šiame tyrime buvo apklausti persivalgymo simptomų turintys visų įmanomų lyčių dalyviai, o jų psichologiniai skirtumai vertinti net 13 skirtingų klausimynų. Atskira pagarba už tokį atkaklumą ir tyrėjams, ir dalyviams. Tyrimo rezultatai rodo, kad jokiais kitais aspektais nei pagal lytį, nei pagal bet kurį asmenybės atspalvį su persivalgymo priepuoliais susiduriantys žmonės iš esmės nesiskiria. Vyrai turėjo tik kiek didesnį kūno masės indeksą, bet populiacijoje vyrai dažnai būna didesni, pasižymėjo didesniu impulsyvumu, tai gali būti kultūrinis aspektas, ir dažniau intuityviai valgė. Arba tiesiog nesirūpino savo mitybą, kas irgi visai gali būti. Mano stereotipas tai vaikšto pasidabinęs tarmišką moterišką skrybelę, bet tik ten tokiam vertinimui ir vieta tarp kitų stereotipų. Jeigu jau vargstam su valgymu, tai vargstam tikrai visi vienodai. Skanaus, taikos ir ramybės.